Ačiū, kad užsukote į Piliponytės jų kanalą. Mano vardas Lorijana ir čianai aš kuriu, siūnu ir dalinuosi su jumis. Ir kaip visą laiką su nauju projektu skubu pas jumis. Noriu šįsyk pradėti siūti džinsinius marškinius ir pasidalinti su jumis. Tad jeigu įdomu, žiūrėkit toliau, stengsiuos kiek įmanoma parodyti daugiau proceso. Galim pradėti. Na ir ką, noriu pradėti visų pirma nuo iškarpos. Iškarpą imsiu iš 2 žurnalų. Dėl ko 2? Dėl to, kad viename patiko vienos detalės, kitame kitos detalės tų marškinių. Tai vat tokį sukombinuosiu bendrą į vieną. O kad žurnalas būtų tai Otobre 2019 metų 05 ir 2019 02. 19 metų abudu žurnalai Otobre moterims. Štai vat. Ir tai būtų iškarpa 6 Pantera ir 14 Maldyvės. Iš Maldyvės iškarpos tai imsiu, nes man labiau patiko rankogaliai. Čianai vat įduota iškarpa visa, taip kaip reikia juos pasidaryti. Ir kišenės. Kišenės darysiu kargo, nes noriu taip vat ant priekio vat tokias gražias atvipusės pasidaryti. Marškinių detalės panaudosiu ant šitų marškinių. O šituose marškiniuose taip patiko man šita apykaklė, tokie vat skeltukai gan nemaži. Šitoj iškarpoj taip pat yra skeltukai, bet čia jie tokie didesni. Bet aš noriu, galbūt darysiu su apvalintai, dar tiksliai nežinau, viskas planuose, viskas procese. Tai vat, bet miksuosiu iš šitų 2 iškarpų ir bandysiu padaryti vieną savo kažką tokio. Tai vat, jeigu įdomu, žiūrėkit procesą, stengsiuos kiek įmanoma daugiau parodyti. Na ir ką, mergaitės, detalės jau išsikirpau, bet tai padariau už kameros, bet tai turbūt nesudarys sunkumo jums. Iškarpą parodžiau, kokias naudosiu, tai jau pačios pasirinksit tą iškarpą arba tas detalės, kokios jums labiau patinka. Kišenės taip pat pasidariau už kameros, nes kanale jau pas mane yra kaip jas pasigaminti, nes todėl ir nenorėjau pasikartoti. Bet apačioje po šitų filmukų paliksiu linką, jeigu kam įdomu, galėsit užsukti ir pasižiūrėti, jeigu dar esat nematę. Taigi, kišenės persipaišiau tokias, kokios duotos iškarpoje, bet jas praplatinau, į plotį 4 cm pasidariau, štai va taip, o į ilgį 2 cm, štai va taip. Ir persinešiau ir ant kitos pusės lygiai taip pat. Dabar galim eiti ir prisidaikstyti kišenės. Orientuojuosi pagal pirmą nubrėžtą liniją, kad būtų viskas lygiai ir vienodai. Štai vat taip. Ir tada su adatėle prisidaikstau, kad būtų stabiliai toj pozicijai, kokioj man reikia. Ir išlyginus kraštelį į kamputį, lygiai taip pat vėl su adatėle prisidaikstom. Štai taip. Ir taip pat aplink visą kišenę ratu. Ir šitą kišenę lygiai taip pat prisidaikstyti. Na ir štai, mergaitės, kišenę taip pat jau prisisiuvau. Štai va taip. Nieko čia sudėtingo, taip kaip kargo kišenė turėtų prisisiūt. Tik tai šįsyk naudojau dygsniuką tą tokį storesnį, jisai skaitosi 3 žingsniai, man atrodo, jeigu neklystu. Tai vat gaunasi toksai, kad kaip tikrai būtų džinsas prisiūtas va to tokiu storu dygsniu. Tai vat galiu mašinoje parodyti, kaip jis pas mane atrodo. Na ir štai kaip atrodo šitas dygsnis, jisai va toks storesnis. Adatą nusistačiau ties krašteliu apie 2,5 mm nusistatymuose. Ir jisai skiriasi vat nuo paprastos tiesios siūlės, kad vat matosi, kad jisai toks storesnis. Tai vat pas mane jisai numeriu 2 mašinoje, bet žinau, kad ir visose kitose mašinose taip pat turėtų bent jisai būti. Tai vat šitas man labai patinka naudoti siūt džinsam, kad gautųsi tas dygsniukas va toksai vat gražus, storas. Štai va taip. Tai va taip atrodo kišenė.
Na ir dar noriu prisiūti štai tokius, nežinau kaip tiksliai lietuviškai vadinasi, atvartas, jeigu neklystu. Angliškai tai vat čionai 19 numeriu pažymėtas, tai būtų Chest Pocket Flap. Tai vat iš čionai atrodo taip, bet aš darysiu savaip, kaip aš noriu, kad jis atrodytų. Tai išmatavimus ėmiau kaip ir kišenės plotis, tik truputėlį platesnį. Štai vat, nes po centimetrą reikės vat nusiūt čia vat kraštelius, išvertus į kitą pusę. Štai vat taip. Tai truputėlį jinai tada susiaurės, bet vis tiek noriu, kad šitas vat jis atrodytų biški, toks platesnis negu pati kišenė. Man atrodo, taip gražiau žiūrėsis. Bet jeigu kas, eigoje pakeisiu, bet man atrodo, kad pasiliksiu taip, kaip esu suplanavus. Tai vat jo ilgį ir plotį, jeigu įdomu, jeigu norėsit pakartoti lygiai tokį pat. Tai vat ilgis būtų 22 cm, o plotis būtų 20 cm. Štai tai. Tai vat per pusę sulenkus, štai kaip jis atrodys. Manau, turėtų žiūrėtis gan neblogai, priekinės tos tokios vat kišenės. Gan tokios didelės, gramatiškos, bet man patinka. Bus toksai vat akcentas. Dar iš tikrųjų, tai reikėtų eiti šitą detalę paklijuoti su flizelinu, bet aš nusprendžiau to nedaryti, nes pas mane džinsas šitas gan toksai storas, standus, tai man čia tokio grubumo gan nereikia, bet jeigu jūsų džinsas bus toks biški plonesnis, tai reikėtų šitą detalę taip pat paklijuoti su flizelinu. Na ir dabar, ką dar iš tikrųjų noriu pasakyti, kišenės išmatavimus, jeigu įdomu. Tai bendroji visumoji pas mane į ilgį gavosi 18 cm, o į plotį 16,5 taip. Tai vat neskaitant čia šitų visų prisiuvimų. Tai vat tokie vat išmatavimai gavosi mano pagamintos kišenės. Ir dabar vat reikia eiti, kaip ir sakiau, ant mašinos ir tarpusavį susiūti 1 cm nuo kraštelio atstumu ir sutvirtinti šitus vat kraštelius. Tada gražiai viską galima bus išversti į gerąją pusę. Štai vat mergaitės, nenukerpam jokio kampelio, nieko, kad vat gautųsi toks vat gražus kampas. Nes jeigu nukirpsi, tai gali negražiai gautis, o dabar čia jisai taip vat standžiai išsivertė į šitą vat pusę. Tai vat mano toksai lifehackas, kad nenukirpt. Ir su šitu kampeliu lygiai taip pat. Štai va taip koks jisai yra, 1 cm, taip užlenkiam į vieną pusę. Ir va taip vat gražiai išverčiam. Jeigu reikia, pataisom dar su smailiu galu kokiu nors. Na, aš vat pasinaudoju tokiu pincetu. Na ir štai kaip atrodo kamputis. Manau, gavosi gan neblogai. Čianai vat kitas tas vat kamputis. Štai kaip jie tarpusavy atrodo. Ir dabar reikia eiti ant lygintuvo gražiai šitą detalę atlygit. Ir tada bus galima vėl eiti ant mašinos. Ir paprasta tiesia siūlė, nusiųsiu paraleliai taip va 2 siūlės, bet tas storas aš vadinu 3 žingsniukai. Ir vat gausis toks gražus dekoratyvinis atvapas, jeigu neklystu. Tai vat. Na ir štai vieną siūlę jau nusiuvau. Taip maždaug apie 2,5 mm nuo kraštelio atstumu. Ir dabar reikia dar nusiūti vieną, taip galvoju. Ir tada gausis tokia graži dekoratyvinė siūlė. Na ir dabar galim tai padaryti jau kartu. Atstumą darysiu 1 cm nuo nusiūtos linijos. Ir va taip to 3 dygsniukų tiesia siūlę, va taip aplink visą kraštelį.
Ir kaip galit pamatyti, vat šita vat siūlė, kaip eina, tai va taip 2 į priekį ir 1 atgal, 2 į priekį ir 1 atgal taip siūna. Tai va užtat ir gaunasi tavo tokia siūlė, storesnė, man labai jinai patinka. Na ir štai kaip čia viskas gaunasi gražiai, manau, žiūrisi tikrai gan neblogai. Na ir ką, dabar galima šitą detalę jau prisiūti prie kišenės, štai taip. Dar iš tikrųjų, čia vat padariau tokį išsiuvinėjimą. Piliponytė siūčia su tokiais drambliukais, mano mašina daro tokį išsiuvinėjimą, tai paeksperimentavau. Nedariau jo ryškaus tokio. Tai vat, man patinka. Ir dabar vat šitą detalę reikės prisiūti prie kišenės. Galvoju dėti atstumą apie 1,5 centimetro nuo kišenės. Štai taip maždaug. Štai taip atsižymiu 1,5 centimetro. Ir dabar ant šitos detalės taip pat atsižymiu tik tai centimetrą. Štai taip. Ir dabar šitą liniją reikia sujungti su šitą liniją. Dėl ko 1,5, nes dėl to, kad mes ją kaip prisiūsim, atlenkti reikės ir dar kartą susiūti. Štai taip. Ir gausis tada gražiai paslėpta siūlė tenai viduj. Ir tas atstumas toks nebus labai didžiulis. Manau, 1,5 centimetro užtenka. Tai ir turėtų štai gražiai šitą detalę taip atrodyti. Ir dabar galima taip ją prisidaikstyti. Štai taip. Ir dabar galima eiti ant mašinos ir paprasta tiesia siūlė į šitą nubrėžtą liniją prisiūti šitą detalę. Na ir štai, šitą detalę jau prisiuvau ir dabar ją reikia truputėlį patrumpinti. Tai aš ją taip ant 0,5 centimetro šitą galiuką patrumpinsiu. Štai kaip gavosi patrumpinti ir dabar taip reikia gražiai atlenkti. Štai toks užlenkimas gaunasi. Ir dabar vėl eit ant mašinos ir centimetras nuo kraštelio atstumu prisiūt ir sutvirtinti šitą detalę. Ir tada, kai mes čia susiūsim, šitas visas siūlė pasislėps viduj ir bus tvarkinga ir gražu. Paprastą pedalę pakeičiu dabar į štai tokią, kur paprastam užtrauktukui siūti pedalę, kad būtų patogiau čia prieiti, nes čia toks gaunasi prieimas gan sunkus. Ir dabar paprastą siūlę nusistatau į tą 3 žingsniukų siūlę, kad būtų čia toksai storas gražus nusiuvimas. Adatą nusistatau centimetras nuo kraštelio. Štai taip. Dar iš tikrųjų, kad pedalė lygiai eitų ir nebūtų čia jokių tokių, nes šitoks gaunasi didelis sluoksnis. Tai pasinaudoju štai tokiu pagalbininku, jis ėjo kartu su mašina, kad štai pakeiščiau, kad gautųsi pedalė tolygiai eitų su šitu krašteliu. Na ir štai kaip atrodo šita viena siūlė, o čianai kaip atrodo viduje ir viskas kaip gražiai pasikavojo. Ir dabar reikia eiti nuo kraštelio, vėl dar kartą nusiūti čianai lygiai tokią pačią siūlę ir
užtvirtyti dar kartą ir šitą vat kraštelį ir gausis tokia dvi paraleliai nusiūtos gražios dekoratyvinės siūlės ir kišenė bus visa tokia gražiai įrėminta. Man labai patinka. Na ir dabar vėl pedalę pasikeičiu štai su šitu vat, aš ją dažnai jums rodau, kur metaliukas eina vidury, kad vat nuo kraštelio laikytųsi vienodas atstumas. Adatą nusistačiau porą milimetrų nuo kraštelio atstumu ir dabar vat tuo 3 žingsniukų siūlę nusiųsiu ties vat šito vat visų krašteliu. Na ir štai kaip gavosi. Manau, žiūrisi neblogai. Man gautas rezultatas labai patinka. Na ir ką, dabar jau galima pereiti ir prie apykaklės. Čia va viršutinė ir apatinė jo dalis. Jį reikės paklijuoti su flizelinu. Aš čia turiu tokios tamsios spalvos. Jis pas mane trikotažinis, plonas ir lengvas toksai, bet neturiu kitokio šįsyk. Parsisiųsti tingėjau laukti, tai darau su tuo, ką turiu. Bet iš tikrųjų tai reikėtų pasiklijuoti nors vieną dalį su tokiu stangresniu flizelinu, kad laikytųsi tokią formą laikytų. Bet aš manau, kad man užteks ir šito trikotažinio. Tai vat, pas mane tokie planai, dabar pasiklijuoju šitas visas 4 dalis. Ir tada jau bus galima pereiti prie siuvimo šitų detalių. Ir štai, kai jau flizeliną pritvirtinom, dabar reikia paimti, tarpusavį sudėti dar kartą šitas detalės ir atsižymėti viduriukus, nes kad būtų patogiau, kaip reikės jas vieną prie kito prisiūt, būtų orientyras į ką orientuotis. Ir štai va taip sudedam lygiai kraštelius, kad būtų viskas lygiai ir vienodai. Štai va taip, per pusę. Ir dabar viduriuką reikia atsižymėti, kad būtų jį patogu po to prisidaikstyti. Tai vat, vieną detalę, taip įkerpu trikampiuku ir vat kitą detalę irgi įkerpu trikampiuku ir iš kitos pusės lygiai taip pat. Štai taip ir štai taip. Ir vat gaunasi vat atžymėtas viduriukas. Čia bus mum orientyras. Aišku, galima ir daugiau tokių atsižymėti, bet manau, kad užteks tiek, kiek nors viduriuką atsižymėti. Ir ant šitos detalės lygiai tą patį reikia padaryti. Sudedam viską lygiai ir vienodai. Ir lygiai taip pat atsižymim viduriuką. Štai vat taip. Ir dabar galim sudėti šitas detalės tarpusavį ir eit ant mašinos ir susiūt. Štai va taip, nuo kraštelio ir iki kito kraštelio, va taip, viską ratu. Čia paliekam nesusiūtą. Na ir štai kaip atrodo susiūta tarpusavį. Ir dabar reikia su paprastom arba zigzago žirklėm patrumpinti šitą vat kraštelį. Tai vat aš turiu zigzago žirklės. Tai va taip su zigzago žirklėm palieku apie pusę centimetro tik tai. Ir va taip aplink visą susiūtą kraštą pereinu su zigzago žirklėm. Na
Na ir štai, ir dabar galima viską paimti gražiai ir išversti į gerąją pusę jau. Kad šitas vat kamputis gražiai įsiverstų, reikia kokį nors pasimti patogų smailų daiktą. Tai aš va kaip ir praeitą sykį su pincetu, vat taip truputėlį ir va taip savo pasidedu va įstumti štai šitą kamputį. Štai taip. Na ir štai kaip gaunasi šitas vat kamputis. Manyčiau neblogai. Štai vat. Ir dabar reikia lygiai tą patį padaryti ir su ana pusė. Ir tada jau bus galima eiti ant lygintuvo ir dar kartą gražiai viską atlygyti ir užtvirtyti vat visą šitą išvertimą. Ir ką, dabar pasiemam šitą išverstą detalę, jau kai susilyginom va taip kampučius, kad jie būtų maždaug lygiai ir vienodai eitų. Ir tada jau galima eiti ant lygintuvo ir jau su pirštų pagalba po truputėlį va taip pasitaisant ir su lygintuvu va taip po truputėlį lyginant šitą vat visą kraštelį, kad jisai gautųsi lygiai ir vienodai. Štai taip. Jeigu po biškį pasitaisom ir va lyginam. Ir štai vat kaip gaunasi tie vat kampučiai. Štai vat kaip gaunasi. Manyčiau, gaunasi neblogai. Štai va taip. Ir ką, dabar galima bus eiti ant mašinos ir dėti čia taip va dvi nusiūti paraleliai to 3 žingsniukų paprasta siūlė, čia vat, kad gautųsi toks dekoratyvinis nusiuvimas gražus ir to pačiu užtvirtinti štai vat šitą vat kraštelį. Nu, galima į dabar mašinos ir šitą padaryti. Na ir štai vieną siūlę jau nusiuvau tuo 3 žingsniukų ir dabar reikia paraleliai nusiūti dar vieną. Tai vat kaip atvarpą nusiuvau 1 cm atstumu nuo kraštelio nusiūtos linijos, tai vat ir šičia dabar vat lygiai taip pat 1 cm atstumu dar kartą nusiūsiu paraleliai tokią pat siūlę. Manau, turėtų žiūrėtis gražiai. Na ir štai kaip atrodo nusiūta ir antra šita vat siūlė. Manau, atrodo neblogai. Čia va tie vat kamputis, kaip vat žiūrėsis. Manyčiau neblogai. Na ir ką, dabar galim jau pereiti ir prie šitų 2 detalių, bet prieš prisiuvant ją aš apatiniai, ant abiejų detalių apatiniai daly nusiųsiu dar po paprastą tiesę siūlę porą milimetrų žemiau, negu ją reikės prisiūti. Tai bus toks pagalbinis orientyras po to vėliau, kaip reikės prisiuvinėti prie kaklo jau, kad pagelbėtų tą vat nusiūtą juostą. Tai vat ant abiejų šitų detalių apatinę dalimi nusiųsiu tiesią paprastą siūlę. Na ir dabar galima prisidaikstyti jau šitą detalę prie šitos detalės. Ir dabar va taip paėmus šitą vat suapvalintą detalę eina taip ant viršaus, tik tai blogąją pusę į viršų, geroji eina taip į apačią. Pradėsiu siūti nuo vidurio atsižymėtų detalių, tai bus patogiau ir vienodai prisiūti šitą vat detalę, nes jinai čia tokia suapvalinta. Iš tikrųjų dabar tai galvoju, galėjau ją įsikirpti kvadratu, o po to eigoje apsiapvalyti, nes žiūriu, kad galima jos truputėlį lyg ir trūkti, nors viską kirpau pagal instrukciją, pagal lekalą, bet galbūt čia man tik dabar taip vizualiai atrodo. Viską žiūrėsime eigoje. Tai vat dabar va taip prisidaiksto vat viduriuką šitos vat vienos detalės su kitu viduriuku šitos detalės. Ir vat nuo čianai vat pradėsiu siūt. Iki pat štai va čia va galo. 1 cm nuo kraštelio
nuo va to viduriuko siūnam paprastą tiesią siūlę. Taip, va čia tas eina toksai išlinkimas, tai va tą išlinkimą taip reikia pasikoreguoti, šitą detalę truputėlį patempti į save ir taip po truputėlį ją prisiūti. Na ir štai vat viena pusė prisiūta jau iki kraštelio ir tada jau užfiksavau šitą. Būtinai reikia ir priekį, ir gale nepamiršti užfiksuoti, kad ta siūlė tikrai laikytųsi. Ir štai kaip vat atrodo ir kaip gaunasi. Dabar vat šitą detalę neprisiūta. Paimam, atsimatuojam, kad būtų tikrai lygiai ir viskas ir vienodai. Atsižymim, sudėjus taip vat jas tarpusavį. Ir va taip aš truputėlį va vieną dalį įkirpsiu. Taip va trikampiuku. Čia man bus orientyras. Štai va taip. Tokiu va trikampiuku. Tai va aš žinosiu, kad jau šita va dalis dabar eina lygiai su šitu va kampučiu. Ir tada viskas va to lygiai ir vienodai pasiskirsto. Štai va taip. Dar kartą va parodau, šitas detalės sudėt reikia tarpusavį. Štai va tai viskas sulyginam. Ir tada ant neprisiūtos dalies galima su adatėlės pagalba, su kreidele arba va taip va tokį va išsikirpt gabalėlį, kad va jis lygiai eina va su šita detalė. Ir dabar va šitą iškirptą gabaliuką reikia dėti prie šitos pusės, lygiai su šita va dalimi. Ir tada viską gražiai ant mašinos dar kartą. Ir jau tada nuo šito kraštelio jau viską gražiai prisiūti ir viskas gražiai gausis to lygiai pasiskirstyti. Nuo kraštelio 1 cm atstumu ir iki pat viduriuko. Na ir štai kaip viskas šičia atrodo. Viskas gaunasi lygiai ir vienodai. Ir štai kaip šita detalė jau gražiai išsiverčia. Tai va taip. Ir dabar lygiai taip pat jau galim prisidėti ir šitą detalę, bet jau dabar siūt viską vienu ypu. Štai taip prisidaikščius. Prisidaikstom. Jau dabar mes viską žinom, kaip jau šitą detalę eina tuo lygiai ir vienodai. Dabar nieko taikyti nebereikia. Va čia va irgi viduriukas, matot, sutampa. Štai taip. Ir štai kaip viskas gražiai ir tolygiai gaunasi. Ir dabar tik tai jau iš šitos prisiūtos pusės lygiai į tą patį nusiūtą kraštelį siūsim ir prisiūsim jau ir šitą vat detalę. Ir dabar vat nuo šito vat kraštelio, taip aplinkui visą šitą suapvalinimą iki pat šitos va susiūtos linijos ir pagal ją va taip iki pat kito kraštelio. Jeigu čia gaunasi 1 cm atstumu, taip nusiuvam ir sutvirtinam jau dabar abudu šitus vat detalės šitas abidvi. Ir dabar, kad lengviau būtų išversti, kaip ir sakiau, reikia vat šitą vat suapvalinimą arba su zigzago žirklėm, arba su paprastom žirklėm taip įkirpti, nedaeiti porą milimetrų iki kraštelio ir va taip nukirpti šitą vat suapvalinimą, kad jisai gautųsi gražiai. Aš tai vat su zigzago žirklėm. Taip va. Palieku tik apie pusę centimetro. Ir va taip iki vat šito vat kraštelio susiuvimo. Nes čia. Štai va taip. Ir dabar galim išversti ir pasižiūrėti, kaip atrodo.
Nu, va, vienas kampelis, dabar reikia pasižiūrėti, ar kitas kampelis lygiai taip pat vienodai. Ir jeigu viskas vienodai, tada bus galima jau eiti ant lygintuvo ir gražiai viską šitą vat atlygyt. Aišku, dar galima ir į patį dar čia viską truputėlį patrumpint, pasiaurint, kad nebūtų galbūt čia toks storas visas šitas. Nu, pažiūrėsiu eigoje. Jeigu ką pakirpsiu, pasakysiu. Tas kampelis taip pat pakirpau. Ir dabar galim irgi išverst ir pasižiūrėti. Na ir štai kaip viskas bendroji visumoje atrodo. Manyčiau, išsivertus atrodo irgi neblogai, gan vienodai. Jeigu kokia ten ir milimetro paklaida yra, tai nelabai jinai čia galbūt ir matosi. Na ir ką, dabar galima jau pereiti prie priekio užsegimo. Dar tiksliai nežinau, kokias darysiu. Arba su knapkėm galbūt, o gal su sagutėm. Žiūrėsiu pagal nuotaiką. Turiu ir tą, bet nežinau, ką dar tiksliai naudosiu. Bet noriu va dabar pasidaryti tas juosteles. Jos išmatavimai yra duoti, bet aš dariau truputėlį ją tokią ilgesnę. Tai vat noriu pasimatuoti, kiek tiksliai man jos reikės pagal savo gaminį. Tai pas mane yra 69 cm. Tai darysiu 70 į ilgį, o plotį darysiu užsegimo apie 4 cm. Tai bendroji visumoje reikės įsikirpti juostelę 10 cm pločio, nes po centimetrą prisiūti, tai gausis sulenkus per pusę 10 cm plotis, o ilgis toks, koks jūsų yra gamime. Tai mano yra 69, bet aš darysiu suapvalinsiu 70, tai vat, aš jau čia pasibraižiau, atsimatavau 70 va taip. Ir dabar plotį pasidarau, kaip ir sakiau, 10 cm. Tai va atsimatuoju 10 cm nuo kraštelio. Štai taip. Ir dvi tokias juosteles, jas reikės eit paklijuoti su flizelinu, nes ten siūsis sagutės arba knapkės dėsis, tai reikia, kad būtų tvirtas audinys. Ir gerai sagos laikytųsi, tai vat dvi tokias juosteles nusipaišau ir išsikerpu. Dabar reikia abi dvi šitas detalės paklijuoti su flizelinu. Dabar štai vat kraštelį aplyginau jau nuo to flizelino, kad būtų gražus. Ir dabar galima pasimti štai liniuotę arba su kreidelė atsižymėti, arba iš akies maždaug ir užsilygyti iš abiejų kraštelių po centimetrą. Na ir štai kaip turi gautis. Ir dabar reikia tarpusavį sudėti. Ir dar kartą viską gražiai vienodai, tolygiai taip sulygyti. Na ir štai, abi dvi juostas jau pasidariau. Jas gerai būtų sudėti tarpusavį, iš tikrųjų dar pasimatuoti, ar tikrai viskas lygiai, vienodai, nes jos reikalingos abi dvi vienodos juostos. Ir dabar vat paimu vieną juostą ir vieną priekinę dalį. Šitą iš tikrųjų priekinę dalį apmėčiau ant overloko, mašininės siūlės overloko, kad taip nebrikstų viduje iš tikrųjų. Ir dabar vat šitą vat juostą reikia prisidaikstyti prie vat šitos priekinės dalies. Taip vat 1 cm ant užlenkto vat šito vat kraštelio taip vat. Uždedu vat šitą vat priekinę dalį, kad vat viskas būtų lygiai, vienodai. Ir dabar uždedu vat antrą taip. Ir dabar tokioj pozicijoje vat gerai būtų prisidaikstėti. Reikia pasiimsiu
stipresnės adatėlės. Ir dabar va tokiai pozicijoje, vat, reikia prisidaikstyt. Štai taip. Aišku, prieš daikstant dar tiksliai viską susižiūrėti, kad būtų viskas lygiai, vienodai. Štai vat taip, čia va kaip atrodo iš priekio. Ir dabar galim eiti ant mašinos ir prisiūt ir sutvirtinti šitą vat juostelę. Siūsiu paprasta 3 žingsniukų siūlę nuo kraštelio porą milimetrų atstumu. Ir štai taip sutvirtysiu. Čia va kaip atrodys viduje. Dabar lygiai tą patį reikia padaryti ir su sekančia priekio dalim. Ir tada bus galima jau eiti ant mašinos ir prisiūt šitą vat juostą. Na ir štai kaip gražiai prisisiuvo šitą vat juostą. Dabar čia bus galima daryti užsegimą, ar tai knopkės, ar tai sagutės, ar tai palikti išvis be jokių. Žiūrėsiu pagal situaciją, pagal nuotaiką. Bet vat gautas rezultatas man jau dabar labai patinka. Ir dabar galim pereiti prie nugaros. Na ir dabar galima jau pereiti ir prie nugaros dalies. Nugaros dalis susideda iš 3 dalių. Eina tokia viena ilga pagrindinė ir 2 viršutinės. Štai. Ir jas dabar visas 3 reikia tarpusavį sujungti. 2 dalis aš jau tarpusavį sujungiau, surinkau dėl to, kad vieną dalį pasidariau iš gabaliukų, kad viduje taip pat gražiai gautųsi surinkimas. Nu ir iš tikrųjų medžiagos sutaupimui dar. Tai vat susidaikščiau iš gabalėlių, pasidariau tokį, kokį man reikia dydį. Ir dabar va taip va. Antrajos jau įsikirpau visą cielą, taip kaip ir priklauso. Ir dabar va jas reikia 3 tarpusavį sujungti. Ir galima iš tai padaryti iš karto vienu ypu susiūt, o galima taip, kaip aš va dabar darau. Ir dabar va keliose vietose susidaikstysiu, kad būtų patogiau. Ir reikės eiti ant mašinos ir jas abidvi prisiūt į vieną. Štai vat taip. Ir siūsiu dabar iš šitos pusės, iš jau prisiūtos pusės, kad pataikyčiau lygiai tą pačią siūlę ir taip vat nusiūsiu tiesią paprastą siūlę, kad sutvirtint vat šitas vat visas detalės tarpusavį. Na ir štai dabar galim jau išsiversti ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Čia vat kaip atrodys viduj. O čianai, kaip dabar atrodys išoriai. Dabar reikia eiti ant lygintuvo, atlygyti šitą susiūtą vietą. Ir tada vėl eiti ant mašinos ir žadu nusiūti čia va 2 paraleliai paprastas 3 žingsniukų siūles čianai vat ir sutvirtinti šitą vat nugaros pusiai susiūtą vietą. Ir tuo pačiu bus gausis toks gražus dekoratyvinis akcentas ir va čia kaip atrodys bendroj visumoj. Na ir tada jau bus galima pereiti prie šitų dalių, surinkti priekinės, prisiūt prie pečių srities dalis.
Ir štai vieną juostą jau nusiuvau, dabar pasikeičiu pėdelę ir nusiųsiu ir antrą juostą 1 cm atstumu nuo šitos nusiūtos juostos. Ir štai kaip atrodo nusiūtos abi dvi linijos. Ir dabar galim jau pereiti ir prie pečių srities susiuvimo. Na ir ką, mergaitės, galima jau pereiti ir prie nugaros. Nugaros dalį štai pasidėjau gerąją pusę taip į viršų. Ir dabar vat ją reikia į tokį rutuliuką suktinuką susisukt, kad vat šitos dvi detalės liktų vat taip. Ir tada pasiimti jau priekinės dalis ir va taip vieną dalį blogoji pusė eina į apačią taip, o geroji štai taip viršuje. Ir kitą dalį priekio lygiai taip pat. Tai va pasitaisom, kad būtų patogu. Ir lygiai taip pat susukam į suktinuką. Štai taip. Vieną dalį ir antrą dalį. Štai va taip. Turi gautis va toksai va suktinukas, pavadinkim jį šitaip. Ir dabar va viršutinę dalį reikia sujungti su tuo ant viršaus priekiu uždėtu, o apatinę taip išsiverst į priešingą pusę, štai taip, ir tada apgaubti. Ir vat reikia šitus visus 3 sluoksnius tarpusavį su adatėlių pagalba susidaikstyti. Štai taip. Ir štai koks suktinukas pas mumi turi gautis. Tas, kas viduje, kaip eisim ant mašinos, dabar reikia eiti ant mašinos ir prisiūti, susiūt šitus visus 3 sluoksnius tarpusavį. Bet tik tai stengtis, kad neprikabyti va ten, kas yra viduje. Nu, bet čia tarpas gan nemažas. Ir tada, kai jau šitą padarysim, tiesia paprasta siūlė. Galima bus viską išversti ir šita siūlė bus paslėpta viduje taip gražiai. Galima eiti ant mašinos dabar tai padaryti. Na ir ką, galim dabar jau išversti ir pasižiūrėti, kaip čia viskas gavosi ir atrodo viduje. Na ir manau, kad neblogai. Čia vat viduj, o čia vat kaip atrodo išoriai. Ir čia va, ką turėjau omeny, va toksai vat būdas gaunasi pečių srity, labai gražiai pasikavoja siūlė. Ir dabar tik tai belieka eiti ant lygintuvo, gražiai atlygyti šitą susiūtą vietą. Ir tada bus galima jau dar kartą nusiūti 2 paraleliai siūlės, aš tai bent galvoju, tuo 3 žingsniukų paprastą siūlę, kad vat gautųsi toksai to pačiu ir užtvirtinantis ir dekoratyvinis akcentas. Manau, viskas žiūrisi neblogai. Ir ką, kai šitą pabaigsim, galima bus pereiti jau prie rankovių. Na ir štai, pečių srityje taip pat atlyginau ir dabar noriu truputėlį čia vat, kur išlinkimas, kur siūsis rankovė, kad irgi viskas eitų lygiai ir vienodai, tai vat pasimsiu žirklės ir truputėlį viską pakoreguosiu, kad būtų viskas lygiai, tolygiai ir nebūtų jokių čionai tokių nelygumų. Nes viskas, kai siūnasi, truputėlį pasistumia, pasislenka ir vat reikia viską palygyti ir patvarkyti, kad būtų viskas lygiai ir vienodai. Ir dabar dar belieka sutvarkyti čionai, nusiūti tas 2 siūlės, kaip ir sakiau, su 3 žingsniukų ir tada jau bus galima pereiti ir prie rankovių. Na ir štai vieną siūlę jau nusiuvau, lygiai taip pat kaip ir praeitus sykius porą milimetrų nuo kraštelio, to 3 žingsniukų siūlę. Ir dabar lygiai taip pat 1 cm atstumu nusiųsiu dar vieną tokią paraleliai siūlę.
Na ir štai kaip atrodo nusiūta pečių srityje, abudu vat petys. Žiūrisi tikrai gan neblogai, bendras vaizdas jau gan toks gražus ryškėja. Dar iš tikrųjų nusivau čionai vieną siūlę, tai vat gaunasi dvi vienais priešais kitą. Ir bendroji visumoj, čia va tos kišenės, vaizdas neblogas, man labai patinka. Na ir štai, galima jau pereiti ir prie rankovių. Rankogalius irgi taip pat pasidariau. Išsikirpau ir paklijavau su flizelinu, lygiai tokiu pačiu kaip ir apykaklė. Tai vat dvi detalės, bet prie jų pereisim truputėlį vėliau. Dabar noriu pakalbėti apie šitą dalį. Čia naiva, kur darysis skeltukas toksai. Na ir dabar pasiemam lekalą ir reikia įsikirpti medžiagos gabalėlį lygiai tokį patį kaip ir lekalas. Bet aš nežinau iš tikrųjų kokio platumo ar ilgio norėsiu, kad tas skeltukas atrodytų. Tai vat tokiuose pamąstymuose tai pagalvojau, kad aš tik tai išsikirpsiu maždaug didumą medžiagos, kokį aš norėčiau vizualiai, kad atrodytų. Ir šito lekalo man kaip ir neprireiks. Ir darysiu truputėlį pagal save. Tai vat paimu šitą vat medžiagos gabalėlį iškirptą. Ir gerąją pusę dedu ant blogosios pusės, tai va toj pusiai, kur vat turi būti skeltukas. Ir va dabar tokioj pozicijoje aš jį prisidaikstau. Štai taip. Ir dabar eisiu ant mašinos ir lygiai į tą pačią vat liniją nupaišytą, va taip nusiųsiu paprasta tiesia siūlė. Tai vat ratu. Ir tada parodysiu, ką darysiu toliau. Na ir dabar reikia išsikirpti, kad būtų galima gražiai išsiversti šitą viską. Ir dabar va taip viduriukį atžymėtą va šitą liniją, perkirpsiu abudu sluoksnius per pusę ir iki trikampiuko va taip pradžios ir tada jau kirpsiu į šoniuką, nedaėjus apie milimetrą iki kraštelio vat nusiūto šitos linijos. Reikia neįkirpti, nes po to pabėgs siūlė. Štai vat taip. Ir dabar visą šitą vat taip gražiai išsiverčiam. Na ir štai pasidėjau rankovę, kad būtų patogiau jums parodyti, tai ką aš čia noriu padaryti. Pas mane dabar yra kairė rankovė. Tai vat skeltuką darysiu, kad jisai atsidarinėtų šitaip va, šita va dalis, o dešinės rankovės darysis atvirkščiai. Tai vat, kad nesusimaišytumėt pusėm, noriu pradėti ir parodyti taip, kaip aš padarau kairę pusę. Na ir ką dabar? Reikia susiformuoti taip, kaip ta juostelė skeltuko atrodys. Ir dabar va taip va, nusiūta va šitą va užlaidą, uždedu ant šitos medžiagos, nuo užlenkto va taip va kraštelio, atsidėsiu 3 cm į šoną ir nereikalingą medžiagą nukirpsiu, dėl to, kad mums jos nebereikės. Štai va taip. Ir dabar va taip atlenkta užlaida čionai. Ir dabar nuo tos užlaidos atsidedu 3 cm. Atsidedu 3, bet jeigu tiek nereikės, tai kaip daugiau visą laiką sakau, nukirpt galima, o mažiau jau nebepridėsim. Dalį nereikalingą reikia nukirpti. Ir dabar, kad būtų aiškiau, aš apsuksiu viską šitą. Štai taip. Ir dabar vat šitą vat kraštelį, užlaida va taip turi eiti į vidų, užlenkiu į vidų, vat taip, ir apgaubiu šitą vat užlaidą, kad vat gautųsi toks vat gražus kraštelis. Ir čionai vat už prisiūtos vat linijos, aš taip vat uždedu apie porą milimetrų šitos va kraštelio. Ir dabar tokiai pozicijoje reikia įt ant lygintuvo truputėlį prilygit arba su spaustukais arba adatėlė, va taip truputėlį
prisidaikstom ir reikės eiti ant mašinos ir užtvirtinti šitą vat mūsų kraštelį. Dabar čionai siūt nereikės, aš tik tai užkabinsiu apie 0,5 centimetro nuo viršaus, va taip, ir nuo šito vat kraštelio, porą milimetrų atstumu prisiūsiu tiesią siūlę tuo 3 žingsniukų ir sutvirtinsiu štai šitą vat kraštelį. O tada jau galėsim pereiti prie šitos pusės. Pirmą reikia susitvarkyti vat šitą vat kraštelį. Ir štai kaip tai atrodo. Čia vat viduje. Ir dabar noriu patrumpinti šitą vat dalį iki vat šito vat kraštelio čionai vat. Nes daugiau tai po to bus labai negražu ir nepatogu visą šitą užlenkti, nes šitas vat kraštelis lenksis taip į šitą jau pusę. Štai vat. Šitą vat užlaida eis dabar jau į vidų šitos vadalies. Ir vat šitas vat irgi apsigaubs. Bet jo žadu aš palikti apie 3 cm. Tai man reikės viską šitą atsimatuoti. Bet pirmą dabar noriu susitvarkyti vat šitą vat kraštelį. Tai vat šitą va viską vat reikės nukirpti. Tai vat žadu užeiti tik tai centimetrą iki šitos pusės. Kur kreidelė? Čia atsimatuoju. Štai iki čia. Štai vat taip. Ir vat šitą va visą ekstra reikia nukirpti. Čia vat viskas panašiai gaunasi, kaip vat pagal vat šitą schemą. Galima iš karto įsikirpai šitą vat schemą ir nereikės čia galvoti. Bet man tai paprasčiau apsiskaičiuoti, kiek tiksliai reikia vieno ar kito kraštelio, kad dar gali pasikeisti, gal storesnį, plonesnį pagal nuotaiką žiūrėti, nes pas mane šitas džinsas gan toks storas. Tai nežinau. Tai vat užtat vat darau taip, kaip darau, o jūs jau žiūrėkit, kaip jums bus patogiau. Tai vat. Ir dabar vat šitą vat visą ekstra nukerpu, nes čia, jeigu mes jo dabar nenukirpsim, tai čia gausis po to labai storą prisiūti, nes mums dar reikės gan nemažai visko prisiūti. Ir šitą ekstra medžiaga bus mums maišys, padarys per daug storą. Štai taip. Ir lygiai tą patį reikia padaryti ir su dešinės rankovės, tik tai jau gausis atvirkščiai, veidrodinis, kai aš sakau. Tai vat. Ir dabar vat šitą vat medžiagos dalį galim jau dėti štai taip. Ir dabar atsimatuoti, kiek mums jos reikės, kad ta skeltuko dalis atrodytų gražiai. Aš kažkaip tai taip galvoju, kad noriu pasilikti šitos vat medžiagos apie 3 cm. Tai vat aš užsidedu šitą vat kraštelį, štai taip atsilenkus susidedu šitą vat kraštelį, sulyginu su vat šitu krašteliu. Ir tada nuo šito vat kraštelio jau aš galiu orientuotis, kokio pločio man reikia pasilikti šitos vat juostelės. Čia va prisidaikstau, laikinai tik tai vat prisidaikstau, kad būtų patogu susižiūrėti. Štai taip. Ir dabar galima atsižymėti 4 cm, nes į šitą juostelę noriu pasidaryti 3 cm ir 1 cm užlenkimui. Tai vat atsižymiu 4 cm.
Ir va šitą va papildomą nukerpu. Na ir dabar, kaip jau atsimatavom tiek, kiek reikės mums šitos medžiagos gabalėlio, dabar mes šitą vat kraštelį sudedam lygiai taip, kaip eitų su šitu vat krašteliu. Štai taip. Ir dabar pasiemam lygintuvą ir gražiai sulyginam. Na ir štai kaip gaunasi vienas kraštelis jau gražiai. Ir dabar reikia nuo šito vat kraštelio atsimatuosiu 1 centimetrą, kad būtų patogiau man jį užlygyti. Kad eitų viskas lygiai ir vienodai. Tai vat atsidedu vat 1 centimetrą. Ir dabar vat šitą vat kraštelį taip vat gražiai užlenkiam. Ir dabar su lygintuvu lygiai taip pat gražiai prilyginam. Na ir štai jau vaizdas gražėja. Ir dabar dar noriu čionai pasižiūrėti, kokio ilgio noriu pasilikti. Reikės šičia viršų irgi patrumpinti, nes aš į trikampikų taip nedarysiu, o darysiu taip vat kvadratu. Tai vat noriu pasilikti čionai apie 20 cm į ilgį. Dabar centimetrą nukerpu. Štai taip. Ir dabar užlenkiu. Ir pasimatuoju. Ir pas mane čia vat lieka 20 cm. Ir dabar tokiai pozicijoje. Na ir štai kaip atrodo tas skiltukas. Manau, gavosi neblogai. Aišku, dar reikia į šitą kraštelį viską prisiūt, sutvarkyti. Bet kol dar šito nepadariau, dar noriu dėti tokią nusiūti dekoratyvinę siūlę. Ir ties šitų krašteliu. Tai porą milimetrų nuo kraštelio, to 3 žingsnių paprastą tiesią siūlę nusiūsiu šitą vat kraštelį. Ir kai šitą padarysiu, jau tada atstatysiu viską į vietą. Ir prisiūsiu jau tada šitą vat kraštelį taip vat ir sutvirtinsiu šitą vat skiltuką. Na ir toksai apdirbimo būdas gaunasi gan neblogai. Manyčiau, gal dar net ir lengviau, nes tu kontroliuoji, kiek tu nori pasilikti tų visokių užlaidų. Tai ir toksai variantas galimas, tai jau jūs rinkitės, kuris jums bus patogiau. Na, o mano darbas pasidalinti su jumis tai, kaip darau aš. Na ir dabar va šitas vat kraštelis, kur neturi prisisiūti, aš jį va taip atlenkiu. Ir vat virš šitos vat užlygytos linijos porą milimetrų užeinu. Ir vat nuo čionai va taip pradedu ir einu iki pat apačios ir nusiūnu šitą va dekoratyvinę siūlę. Na ir štai kaip tai atrodo. Man iš tikrųjų, kai va čia vadėjosi šitas nusiuvimas toksai dekoratyvinis, kai aš jį vadinu, tai daug gražiau taip atrodo, nors šitas vat kraštelis kaip ir daug kur matau nenusisiūna. Jis lieka toksai vat nenusiūtas. Bet man daug gražiau, nes džinsas ant džinso labai gražiai atrodo. Kuo daugiau nusiuvimo, tuo daug gražiau. Bent man. Na ir dabar galim vat apsukti jau ratu. Ir dabar reikia vat tokioj pozicijoje viską susitvarkyti gražiai. Vat. Ir dabar vat jau reikia prisiūti ir šitą vat kraštą. Štai va taip. Lygiai taip pat porą milimetrų nuo kraštelio, to 3 žingsnių tiesią siūlę. Ir dabar, kai jau daeinam į šitą pusę, mums reikia dasiūti, šitą vat prisiūti juostelę, užeiti iki, čia aš vat pakelsiu parodyti, kad vat nedaeiti iki šito va kraštelio, kad vat palikti
porą milimetrų nuo vat šito vat kraštelio, kad vat tas vat toks susiuvimas, užtvirtinimas būtų vat toks gražus. Tai vat mums maždaug reikia šitą vat kraštelį dasiūti iki čionai. Tai vat taip atsižymiu aš nieko čia su adatėlė ar kreidelė nepasižymiu, bet jeigu jums lengviau, galit tai padaryti su adatėlė arba su kreidelė, pasižymit, kad tikrai jums reikia prisiūti šitą kraštelį tik iki šičia ir tada pasukti ir sutvirtinti čionai taip. Ir tada viskas čia gražiai užsislėps, prisisiūs ir viskas gražiai atrodys. Na tai dar kartą pasižiūriu aš maždaug iki čionai ir siūnu. Ir štai pasuku dabar į kraštelį ir dabar vėl lygiai tiesiai nusiūnu iki šito taškučio, iki šitos susiūtos linijos. Ir tada jau pasuksiu taip į šoną ir taip sutvirtysiu dar tokiu X-u. Ir štai koks kvadračiukas gaunasi. Ir dabar tam kvadračiukį dar nusiūnu taip per viduriuką X-ą, kad atrodytų viskas gražiai ir užtvirtint viską į savo vietas. Na ir štai kai tai atrodo, manau, tas keltukas gavosi gan neblogai. Dabar galim čia pažiūrėti, kaip atrodo viduje. Viduje irgi viskas žiūrisi gražiai. Ir štai. Ir vidus, ir išorė gavosi tikrai simpatiškai. Ir dabar lygiai tą patį reikia padaryti ir su dešinė rankove. Ir tada bus galima pereiti jau prie kaklo apdirbimo, aš taip galvoju. Pažiūrėsim. Na ir ką, dabar galima pereiti prie rankovių sutvarkymo. Kaklą atidedu truputėlį ant vėliau. Ir noriu rankovę susiūti paslėptą siūlę. Taip dažniausiai siūnasi su tokiam specialiom džinsas siuvimo mašinom, kur ta siūlė taip gražiai susisiūna ir pasislėpia. Bet galima pabandyti ir su buitinė siuvimo mašina, irgi neblogai gaunasi. Tai galbūt darbelio daugiau, nes daugiau siuvimo, ten vienu ypu viskas susisiūna. Tai susidaikščiau keliuose vietose, medžiagą nugaros dalies uždėjau ant rankovės centimetro atstumu vieną ant kitos ir dabar reikės taip paeiti ant mašinos ir pusę centimetro atstumu ją taip tarpusavį sujungti. Iš tikrųjų pasidariau medžiagos gabalėlį, kad būtų galbūt aiškiau, nes šitoks medžiagos plotas gan nemažas, gal nelabai suprantama. Tai vieną medžiagos gabalėlį uždėjau ant kito medžiagos gabalėlio, taip 1 centimetro atstumu uždėjimas ir nusiuvau pusę centimetro atstumu nuo kraštelio, kad sutvirtyti tarpusavį abidvi šitus medžiagos gabaliukus. Ir dabar, kai jau šitą padarysim, reikės tarpusavį, šitaip, taip iš šitos pusės galbūt patogiau bus parodyti, tarpusavį juos taip apgaubti, kaip baigsim prisiūt. Ir tada viduje gražiai pasislėpia ta siūlė ir išoriai taip pat. Ir tada vėl reikės eiti ant mašinos ir vėl porą milimetrų nuo kraštelio susiūt ir sutvirtyti. Nusiūsiu iš tikrųjų 2 paraleliai siūlės, bet pirmą sutvirtysiu pagrindinę siūsiu tuo 3 žingsniukų paprastą tiesę siūlę, kad susiūti. Tada viskas gražiai pasislėps viduj ir kai šitą padarysiu, dar kartą tada nusiūsiu dar kartą paraleliai tokią pačią siūlę atstumu, kiek čia gaunasi. Aišku, viską šitą iš eilės parodysiu, bet paaiškinu, kad būtų procesas aiškus tai, ką aš čia noriu daryti. Ir tada gausis tas paslėptas susiuvimas, ta siūlė viduje. Štai taip. Aišku, galima, jeigu norit su overlooku susiūt ir viskas bus ok. Bet man kažkaip taip patinka, kad ir viduj taip pat būtų tvarkinga, nors aš nieko prieš overlooką, overlookas irgi tvarkingai atrodo, bet kažkaip tai norisi man ta paslėpta siūlė,
Tai vat darau tokį būdą ir dalinuosi su jumis. Tai vat dabar pereinu prie pagrindinės medžiagos. Tai vat sudėjau vieną ant kitos apie centimetrą vieną ant kitos ir dabar einu ant mašinos ir pusę centimetro nuo kraštelio nusiųsiu tiesią paprastą siūlę ir sujungsiu visą vat šitą rankovę su priekiu ir nugara. Na ir štai kaip ta siūlė atrodo nusiūta. Dabar reikia tik tai visokius va šitokius atsišerpetojimus pakirpt, kol dar ta siūlė iki galo nesutvarkyta, nes bus patogiau mums viską po to susiūti ir surinkt. Štai va truputėlį jau taip patvarkyti šitus va visus atsišerpetojimus. Ir kai jau šitą padarysim, tada, aišku, iš abiejų pusių nepamirštam. Ir tada taip kaip ir ant to mažyčio medžiagos gabalėlio jums rodžiau, taip ir su šitą vat sujungta dalim, vieną ant kito va taip va uždedam. Šitą vat nusiūtą kraštelį į vidų ir šitas vat nusiūtas kraštelis taip pat eis į vidų. Ir taip va dar kartą vieną ant kito taip apgaubėm. Ir tada va tos siūlės pasislėps viduje ir gausis paslėptas toks va kraštelis nusiuvimas. Aišku, dabar va tokioj pozicijoje reikia eit prisidaikstyt su adatėlėm. Štai va taip. Ir taip va per visą rankovę. Ir eit ant mašinos. Iš gerosios pusės taip va siūsiu. Ir nuo kraštelio porą milimetrų atstumu nusiųsiu ir prisiųsiu, sutvirtinsiu štai va šitą va kraštą. Tuo 3 žingsniukų siūle. Ir kai šitą padarysiu, tada dar kartą nusiųsiu paraleliai. Čia gausis šitas siūlė nusiuvimas apie centimetrą, tai taip pat paraleliai 1 centimetras atstumu nusiųsiu dar kartą, paraleliai siūlę ir dar kartą sutvirtinsiu štai jau tada šitą vat kraštelį. Ir gausis tokia vat paslėpta siūlė, graži viduje ir išorėje tokia dekoratyvinė nusiūta siūlė. Tai vat toks pas mane planas chuliganas, kuriuo dalinuosi ir su jumis. Na ir štai kaip atrodo nusiūta viena siūlė rankovės. Gavosi gan neblogai, bet truputėlį reikėjo padirbėti va šitose vat vietose, nes čia toks stambus kraštelis gaunasi, tai vat su šitu pagalbininku storesnė dalim padėjau pedaliai, kad nebuksuotų šitose va vietose geriau praeiti. Ir dabar reikia eiti ant lygintuvo truputėlį palygyti, nes šiandien va taip gavosi truputėlį tokios lyg bangelės, bet šiaip tai gerai susisiuvo, viskas gerai. Tai lygintuvas čia turėtų pagelbėti. Bet aš tai galvoju dėl to, kad šiandien vat šitos vietos tokios storesnės gavosi, tai vat dėl to. Nu ir dabar vat nusiųsiu dar vieną paraleliai vat siūlę nuo šito susiūto vat kraštelio 1 centimetras atstumu ir vat taip padarysiu tokias va gražias nusiūtas 2 linijas. Bet jau šitą galvoju gal padarysiu už kameros, jau kaip padarysiu bendrą vaizdą, tada jau jums parodysiu, nes viskas tas pats. Tai vat tiek. Na ir štai mergaitės, kaip atrodo ta vat nusiūta siūlė. Manyčiau, gavos neblogai. Čia vat kaip atrodo viduje. Štai vat. Aišku, jeigu norim mažiau darbelio, netiek daug, tai iš tikrųjų galima su overlooku apmėtei ir čia tas stambumas nesusidarys, nes va čia va kai vat surinkta iš kelių dalių, tai vat gaunasi toks storas nusiuvimas, o kai su buitinė mašina, tai biški sunkokai, bet manyčiau gan neblogai gavosi. Su lygintuvu va čia va sutvarkiau tą vat pasibangavimą tokį, kuris čia toks truputėlį buvo, gal dar truputėlį ir išlenda truputėlį, vat nedaug, bet manyčiau neblogai. Nieks čia su mikroskopu nežiūrės, rūbas kai užsideda, taigi vis tiek jis pasiglamžo, tai vat bendroj visumoj esu patenkinta. O jeigu kitą kartą ką nors siūsiu, tai galbūt naudosiu overlooką, tai bus gal gan paprasčiau. Bet dabar gan simpatiškai žiūrisi viduje. Tai vat.
Nežinau, kaip kam patinka. Tai vat mano tokia patirtis. O dabar galima pereiti jau ir prie kaklo. Tai vat kaklą prisidaikščiau šitaip vat gerąją pusę taip vat į viršų ir va dabar vieną dalį šito vat kaklo, taip vat nuo kraštelio iki kito kraštelio, va taip aplink ratu prisidaikščiau ir dabar reikia eiti ant mašinos ir prisisiūt vat vieną šitą vat dalį. Štai vat taip. Ir tada parodžiusiu, ką darysiu toliau. Ir dabar va taip vat priekį, kad kaklas taip eitų viršuje, eisim ant mašinos ir va tokioj pozicijoj prisiūt reikės. Šitą vat marškinių priekį reikia sujungti su vat šitu krašteliu, bet užlaidą jo atlenkti taip į šitą pusę, kad neprisiūt jos koleikas. Ir va tokioj pozicijoj nuo to vat kraštelio, kad vat gražiai viskas apsigaubtų po to, tokioj vat pozicijoj, iš tikrųjų galim su adatėlė, reikės eit ant mašinos ir prisiūt. Ir čionai vat siūsiu į tą vat pačią liniją, kur prieš tai nusivau dvi vat per šitą vat kraštelį linijas, kai sakiau, jos bus po to reikalingos. Tai vat pagal šitą vat liniją, milimetrą aukščiau negu šitą vat nusiūtą liniją, stengsiu siūti ir nusiūti vat per visą va šitą vat kaklą ir prisiūti jį prie marškinių. Ir dabar va tokioj pozicijoj dedam po pedalę ir galim eit prisiūt. Na ir va. Prisiuvau. Čia va tas kraštelis kaip atrodo. Manau, visiškai neblogai. Čia vat kitas tas kraštelis. Štai kaip. Ir dabar reikia šitą vat užlaidą užlenkti pagal va šitą vat nusiūtą kraštelį. Aišku, jeigu to nepadarėt, tai apie centimetrą į vidų reikės taip užlenkti, kad būtų galima užlenkus gražiai va taip uždėti ir vėl viską eit ir prisiūt. Čianai vat šitą vat užlaidą, kai sakiau, kad jos prisiūt nereikia, atlenkti į priešingą pusę. Tai vat mums dabar bus labai patogu viską gražiai paimti ir atlenkti. Dabar va ją taip va užlenkiam dar sykį ir va taip va šitą vat nusiūtą kraštelį irgi užlenkiam centimetrą taip į vidų. Ir dabar vat taip va gražiai viskas apsigaubia ir užsideda. Ir štai vat kaip gražiai viskas gaunasi apgaubti ir paslėpti viską viduje. Ir čia pas mane džinsas ir jis toks gan neplonas, tai čia vat susidaro to stambumo tokio. Bet kad ir susidaro, sakyčiau, gan neblogai viskas čia apsigaubė ir gan neblogai viskas gaunasi. Tai vat. Ir dabar va taip per visą kaklą, vat taip va kaip va pradėjom, reikia atlenkt, paslėpti šitą siūlę, lenksiu pagal, sakau, šitą nusiūtą kraštelį ir vat užeisiu porą milimetrų virš šitos nusiūtos vat linijos. Ir va tokioj pozicijoje reikia prisidaikstyt ir tada jau bus galima eit ant mašinos ir vėl vienu sykiu dabar tik tai jau prisiūt abudu šitus kraštelius. Tai vat siūsiu tuo 3 žingsniukų tiesią siūlę, vėl porą milimetrų nuo kraštelio, susiūsiu ir šitą vat pusę ir vat šitą vat kraštelį. Na ir štai kaip atrodo sudaikstytas šitą va vietą su adata ir siūlu. Ir dabar va tokioj pozicijoje aš truputėlį ją palieku, nieko dabar nesiūnu, o pereinu prie rankovės susiuvimo ir šonų. Siūsiu taip pat paslėptą siūlę, tik tai biškį kitokiu būdu. Taip pat blogosiom pusėm vieną į kitą reikia sudėti, kad geroji pusė būtų viršuje. Ir nuo kraštelio nusiųsiu 1 cm atstumu, tada vėl viską išversiu ir tada jau blogąją pusę dar kartą nusiųsiu siūlę. Ir šitas vat kaip kraštelis pasislėps viduje, taip siūlė siūlėje, kai aš vadinu.
Dėl to šitą taip darau, dėl to, kad čia va darysiu skeltukus. Dabar galim pereiti prie šonų. Dabar va tokioj pozicijai susidaikstau per visą va šitą kraštelį iki ten, kur darysis skeltukas. Ir einu ant mašinos ir paprasta tiesia siūlę, nusiūnu ir susiūnu šitą vat kraštą. Na ir dabar, kai sustojom prie skeltuko pradžios, va čionai vat, turėtume kaip ir užbaigti siūti. Bet kad šitas siūlė gražiai išsiverstų, nes pradžioj kažkaip tai lyg pamiršau paminėti, štai vat reikia atsižymėti 1 cm nuo skeltuko pradžios, vat ten, kur mes sustojam, taip į šoną 1 cm. Tikiuosi, jums čia gerai matosi. Ir dabar reikės tai pasukti ir nusiūti 1 cm ir užtvirtinti tokioj vat pozicijoje. Nes kai mes išversim vėl visą šitą vat nusiūtą kraštą į kitą pusę, čia vat susidarys toks gražus kraštelis šito vat nusiūto. Ir tada jau galėsim gražiai apdirbti šitą vat skeltuką. Tai vat tokie planai, nes kažkaip pradžioj lygtais pamiršau paminėti šitą. Tai vat dabar vat taip pasuku į šoną ir pagal vat atžymėtą kreidelę vat taip 1 cm nusiūnu į kraštelį. Ir štai kaip tai atrodo. Štai vat. Užbaigiam. Centimetras į apačią. Ties ta vieta, kur turi prasidėti skeltukas. Tai bus patogiau išvertus. Šitas gražiai atrodys kampelis. Štai va taip. Dabar galim viską išversti kitą pusę. Štai kaip gavosi. Reikia aišku šitus visus atsišerpėtojimus sulygyt nukirpt ir išversti kitą pusę. Na ir štai kaip turi atrodyti kraštelis. Nuo susiūtos linijos paliekam apie 0,5 centimetro, nedaugiau, kad būtų patogiau išversti į kitą pusę po to mums visą šitą vat nusiūtą kraštą. Ir dabar, kai einam prie va šitos va nusiūto to vat kraštelio, reikia va čionai truputėlį va taip įkirpt. Iki nusiūto va šito vat kraštelio. Šitą viską va taip paliekam. O čionai va truputėlį vėl patrumpinam, kad būtų patogiau išvertus viską apgaubt. Štai kaip turi gautis čia prie to vat skeltuko pradžios. Štai va taip. Čia vat, kur va tą skeltuką va taip į šoniuką nusiuvom, dabar va taip gražiai paimam, išverčiam, pasidedam su kokiu nors savo daiktu. Na ir štai kaip atrodo šitas vat kraštelis. Dabar va tokioj pozicijai prisidaikstom. Gražiai viską išsiverčiam. Ir va tas siūlė liks viduje ir bus ir išorė graži, ir vidus va taip gražiai gausis nusiūti. Čianai vat, kur eina ta vat rankovė sujungimas su šonu. Štai vat irgi kaip gaunasi. Aišku, čia idealiau šito vat kraštelio neina padaryti, dėl to, kad mes siuvom rankovę štai vat tokiu būdu. Bet manyčiau, čia labai į akį nekliūna niekas. Nu, aš kalbu, turiu omeny apie šitą vat kraštelį. Nes čia idealiai iki pat galo paslėpti nelabai gavosi. Bet jeigu ir overlooką būtume naudoję, tai va čia va būtų overlookas matęsis. Tai manyčiau, toks būdas gan neblogai žiūrėsis viduje, jeigu norim išgauti gražų vaizdą ir viduje. Tai vat. Tik tai, kad šitų būdu, vat, šitą kraštelį apdirbant, daugiau darbo. Tai va, palyginu dar va čionai va šitus atsišerpėtojimus, nes jų iki galo neina paslėpt. Nes čionai toks išlenkimas šitos vat pažastie eina. Bet vaizdo, manau, negadina.
Ir va taip iki rankovės galo susidaikstom. Ir štai kaip čia vat viskas atrodo, vat šitas visas kraštelis, ir dabar reikės eit ant mašinos ir nuo rankovės pradžios iki vat šito vat skiltuko pradžios nusiūti paprasta tiesia siūlė. Na ir štai kaip atrodo štai va šitas vat kamputis. Čia vat kaip visas susiūtas siūlė. Tai čia kaip atrodo va išvertus, viskas gražiai susijungia, viskas gražiai gaunasi, aišku, reikia viską eiti atlygint. Bet visumoje va čia va išoriai kaip atrodo, o čianai vat viduje šita vat siūlė. Na ir va dabar galima pereiti jau prie skeltuko. Jis pas mane pagal iškarpą turėjo būti vat tokio ilgio, bet aš jį truputėlį prailginau. Nuo pažasties čia kažkur tai apie 10-12 cm. Štai vat. Ir noriu, kad jisai va toks vat būtų gan nemažas skeltukas. Tai va šitus kraštelius aš dabar vat nukirpsiu, man liniuotę ir su liniuotę pasižiūrėti, kiek čia jo man iš viso gaunasi. Tai vat 2 cm. Ir dabar vat šitą papildomą aš nukirpsiu, jis man nebereikalingas. Man jį reikės užlenkti apie centimetrą į vidų, va tai padaryti jo tik tai štai apie centimetrą. Tai pasiimu vėl tą pačią liniuotę, su kuria bus labai patogu ir lygiai ir vienodai apskaičiuoti, kiek jo čia reikia užlenkti. Ir dabar va taip su lygintuvu truputėlį. Štai vieną pusę ir dabar kitą pusę lygiai taip pat. O šitus kampučius taip pat užlenksiu į vidų. Ir va koks gaunasi skeltukas. Dabar tik tai reikės eiti ant mašinos ir nuo kraštelio porą milimetrų atstumu tuo 3 žingsniukų siūlę nusiūti aplink visą šitą kraštelį. Bet dar prieš tai padarant reikia sutvarkyti ir apačią. Čia iš tikrųjų prisiuvau per anksti, reikės truputėlį atardyti, tai kai jau jūs darysite, tai jau žiūrėkit šitą kraštelį irgi. Aš kažkaip galvojau, biškį truputėlį kitaip darysiu, bet dabar vėl kažkaip persigalvojau. Kai viskas procese, viskas keičiasi pas mane pagal nuotaiką, tai vat. Tai dabar kolei kas dar čia tai palieku kaip va taip yra, po to susiūsim, o dabar reikia susitvarkyti apačią porą centimetrų, tai 1 centimetrą į vidų ir dar kartą centimetrą į vidų ir va taip sutvarkyti vienu ypu ir tada ir šitas kampelis irgi viskas gražiai tai pasikavos. Tai va dabar čia vat einu truputėlį atardysiu šitą vat kraštelį, kur susiuvau. Na ir dabar sulyginau vat kraštelį, atardžiau šitą vat kraštelį ir dabar noriu atlenkti centimetrą taip vat į vidų. Ir dar kartą centimetrą į vidų. Na ir štai va taip. Ir dabar va šitą kraštelį užlenkus tik 1 centimetrą į vidų. Užlenkiam šitą kraštelį 1 centimetrą, tada šitą
Ir va šitą va taip gražiai. Ir tada va čia va gaunasi toks va gražus kampelis pasislėpęs va viduje. Gražus čianai va gaunasi. Na ir dabar galima perėti prie šito kampelio. Dabar jį reikės taip užlenkti į vidų. Pažiūrėsim, kiek čia gausis, apie porą centimetrų, man atrodo. Taip. Na ir štai kaip čia va šitas kampelis atrodo. Paprasčiausiai šitas va taip užsilenkia į vidų apie 1,5 centimetro. Ir va taip apsigaubė va šitą apatinė dalis. Štai taip. Ir dabar va tokioj pozicijoje dar su lygintuvu gražiai va taip palyginam. Ir bendroj visumoj, va kaip jau šitie kampeliai tarpusavį žiūrėsis. Dabar lygiai tą patį reikės padaryti ir su kitais kampučiais. Ir tada jau bus galima eit ant mašinos dasiūt šitas va siūlės išardytas. Ir tada jau šitą va kraštelį lygiai tuo pačiu siūlė 3 žingsniukų per visą va kraštelį. Ir jau skeltuką prikabinsim. Priekis bus biški trumpesnis negu nugara, nu, bet čia dar porą centimetrų lenkis, tai ne per daugiausiai taifa. Truputėlį bus ilgesnis. Aš truputėlį galvoju daugiau jį padaryti, bet kaip užlenkimą darau biški kitaip, nes buvau suplanavus biški dar kitaip, bet visoje eigoj viskas truputėlį keičiasi, tai vat. Bet manau, kad ir tai žiūrėsis neblogai. Tai va. Ir čia va tas va skeltukas nuo pažasties va kur eina. Čia va kiek maždaug gaunasi. Nu, 15 centimetrų. Sakiau 12, bet gaunasi 15. Ir pats skeltukas gaunasi. Trumpesnė va ta dalis gaunasi apie 20. Tai ilgesnė dalis liks apie 21, taip 22. Tai va tokie išmatavimai iš šitos va apačios. Ir dabar lygiai tą patį reikia padaryti ir su kita puse. Na ir ką, mergaitės, dabar galima pereiti ir prie rankogalių. Išsikerpam rankogalius, taip pat, kaip sakiau, su flizelinu juos sutvirtinau to planu. Ir dabar vat nuo kraštelio 1 cm atstumu nusiųsiu ir sutvirtinsiu abu šitus kraštelius per abu šitus rankogalius. Štai, išsivertėm dabar rankogalius, eitant lygintuvo. Atlyginti abu reikia. Dabar pasiėmus rankovę, štai vat rankogalis. Ir va taip, va, vieną kraštelį sujungiam su kitu krašteliu rankogalio, va taip, užlaidą va atlenkiam į šitą pusę, nes jos susiūt nereikia, tai bus patogiau, kai prisiūsim šitą va kraštą apgaubti. Čia panašiai kaip ir kaklo apdirbimas. Ir va taip porą milimetrų nuo raštelio taip va dedu šitą va rankovę. Ir tokioj pozicijai prisidaikstau vieną dalį ir tada einu į kitą pusę. Lygiai tą patį padarau su šitą pusę, porą milimetrų nuo kraštelio, užlaidą į kitą pusę ir va taip prisidaikstau. Na ir štai kaip atrodo, nieko sudėtingo. Dabar va taip atverčiu į gerąją pusę. Iš tikrųjų, iškarpoje buvo duota, kur darysis prie skeltuko tokia vat klostė, bet aš jos neatsižymėjau, nes norėjau pagal save pasižiūrėti, ar man jos platesnės, ar siauresnės, ar biški arčiau, biški toliau. Tai vat pasilikau nieko nepasižymėjus. Bet nieko tokio, va dabar pasižymėsiu. Ir nuo kraštelio taip apie porą centimetrų atstumu darysiu va tokią klostę. Klostės platumą irgi taip maždaug žiūrėsiu pagal tai, kokį platumą aš pačio čia rankogalio pasidariau, bet taip kažkur tai gausis apie 2 cm. Taip, 2 ir 2 ant vienas ant kito taip užsidėsta vat klostė, apie 2 cm. Ir dabar vat tokioj pozicijoje atverčiu vėl atgal ir prisidaikstau prie rankogalio vienos dalies.
su kita rankogaliu lygiai tą patį reikia padaryti ir lygiai tokioj pačioj vietoj tą klostę, nepamiršt, kad būtų viskas lygiai ir vienodai. Nu ir taip maždaug žiūriu, ar viskas sutampa, ar tą klostę dar biškį padidinti reikės. Tai vat. Štai taip. Ir dabar perim dar prie klostės, o truputėlį ją gal pamažyti reikės, nes neužtenka ilgio, bet čia nieko tokio, dėl to aš tos klostės iš karto ir nepasidariau, kad būtų vėliau galima viską vienodai, tolygiai paskirstyti ir dėl to nesukti galvos. Na ir štai kaip atrodo prisidaikstytas šitas rankogalis ir dabar reikia va taip pat lenkus, eit ant mašinos, nuo kraštelio 1 cm atstumu nusiūt ir prisiūt štai per visą šitą vat kraštelį. Ir dabar prisiuvom rankogalį ir ant lygintuvo, štai kad būtų patogiau viską gražiai atversti. Pralyginam susiūtą tą vat kraštelį. Štai va taip ir dabar vat lygiai taip pat kaip ir su kaklu, taip ir su šitu rankogaliu, va 1 cm taip į vidų, va gražiai apgaubiam. Viską gražiai lyginam, va taip 1 į vidų. Porą milimetrų užeinam už šitos nusiūtos linijos ir va taip dedam ant viršaus ir dar kartą su lygintuvu, va taip va gražiai viską fiksuojam, kad viskas liktų gražiai toj pačioj pozicijoje. Ir va taip vėl 1 cm į vidų ir uždedam. Ir štai dar susidaikščiau su adata ir siūlu, kad tikrai būtų viskas tiesiai ir vienodai. Ir dabar tą 3 žingsniukų tiesią siūlę nusiųsiu aplink visą šitą rankogalį ratu. Ir dabar pasiėmiau tokį pagalbininką, kad šitoj vatarijai truputėlį pagelbėtų. Ir štai kaip atrodo šitas rankogalis, manau gavosi gan simpatiškai, dabar tik tai reikia sutvarkyti šitus siuliukus. Ir šitas vat vienas nusiuvimas irgi gan žiūrisi neblogai, 2 galbūt jau būtų per daug. Tai vat pasilikau prie 1 ir dabar bus galima pereiti jau prie užsegimo. Sagutės darysiu štai tokias, radau pas save geležinės ir manau, kad jos čia gan simpatiškai žiūrėsis. Tai vat ant rankogalį dėsiu po 2. Ir iš kitos pusės taip pat dėsiu pamažytę tokią sagutę, kad ir viduje gražiai žiūrėtųsi. Tai vat turėtų atrodyti gan neblogai. Nežinau, iš kur aš jas turiu, iš kažkur senai. Specialiai dėl šitų marškinių aš jų nepirkau, bet kai pamačiau, tai iškart supratau, kad jos turi būtinai būtent šitų marškinių. Tikrai simpatiškai žiūrisi, ar ne? Pakomentuokit, iš tikrųjų bus įdomu. Ir ką, bet sagas jau, man atrodo, prisiųsiu už kameros, nes ir taip gan nemažas filmukas gaunasi. Ir jau kai šitą padarysiu, jau tada parodysiu, kaip marškiniai žiūrisi ant manęs. Ir ką tada šitam sykiui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu buvo naudinga ir reikalinga, būčiau labai dėkinga jums, jeigu paspaustumėt pirštuką į viršų, pasidalintumėt. Man tai tikrai labai svarbu. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū ir ate.